Sveikas žarnynas – tai kiekvienam puikia žinia. Visada, bet kokiame amžiuje. Lengva pasakyti, bet ne visai taip jau be pastangų lengva to pasiekti. Tačiau, jeigu žinosime, ką daryti ir jeigu prie tų nesudėtingų dalykų ir būtino ritmo įprasime, nuolat jausimės gerai. O tai reiškia, kad ne tik išvengsime kasdienių nepatogumų, tokių kaip pavyzdžiui pilvo pūtimas, bet ir sumažinsime ligų, pavyzdžiui, opos ar vėžio riziką. Visas žmogaus žarnynas priklauso virškinimo sistemai. Jos pradžia – burna, pabaiga – storoji žarna ir išeinamoji anga. Žarnyno sveikata prasideda nuo tinkamo maisto pasirinkimo ir gero jo sukramtymo. Maistas turi būti įvairus, visavertis, turintis skaidulų, pavyzdžiui, neskaldytų grūdų, o ne vien tik kaloringas, sausas, greitas, be daržovių, be vandens. Vanduo, kaip ir skaidulos, yra būtinos kiekvienos dienos racione. Maistą reikia sąžiningai sukramtyti, gerai suvilgyti seilėmis. Taip ir praryti jį lengviau, o ir virškinamasis bus lengviau. Žarnyno veiklą gerina fizinis krūvis, kasdienė mankšta lengvina tuštinimąsi. Naudinga rytą pradėti išgeriant stiklinę vandens. Būtina papusryčiauti, tai prabudina žarnyną, pavalgius kyla noras tuštintis. Jeigu viduriai linkę užkietėti, naudinga pripratinti žarnyną tuštintis tuo pačiu laiku, pavyzdžiui ryte po pusryčių. Ir svarbu tam skirti pakankamai laiko, neskubėti. Tai kiekvienos dienos taisyklės, kaip 2x2. Tačiau, net jeigu skiriate laiko produktams išsirinkti, tinkamai jos pagaminti ir be skubos suvalgyti, jeigu judate, vis tiek maždaug kartą į metus derėtų pasitikrinti sveikatą. Ypač, jeigu jums daugiau nei 40 metų. Nes būtent tada pradeda didėti storosios žarnos vėžio rizika. Sulaukus 50, rizika susirgti storosios žarnos vėžiu tampa vidutinė. Šiandien Lietuvoje vyksta atrankinės patikros dėl žarnyno vėžio programa. Visi, kam virš 50, prašykite savo šeimos gydytojų testo slaptam kraujų išmatose nustatyti. Jeigu nenorite eiti pas šeimos gydytoją, testą galima nusipirkti vaistinėse, jis te kainuoja 6–11 litų. Jį nesudėtinga atlikti namuose ir tai naudinga būtų daryti kasmet. Jeigu šis testas rodo, kad žarnyne yra kraujo, šeimos gydytojas turi jūs nusiųsti atlikti išsamų žarnyno tyrimą, taip vadinamą lempute – kolonoskopiją. Būkite dėmesingi savo.